Bitcoinas savaitinėme grafike pradėjo formuoti trendo silpnumą, o trendas pas mus dabar yra mažėjantis ir mes turime jau jo silpnumą, o tai reiškia, kad mes vis artėjame prie Bitcoino dugno ir greitai mes pamatysime pirmus žingsnius į bull marketą. Taip pat visus jūs noriu pakviesti į mūsų nemokamą Telegram kanalą, kuriame jūs rasite daug naudingos informacijos apie kriptovaliutų rinką ir jūs galėsite susidaryti atitinkamus lūkesčius apie Bitcoiną, apie šiaip bendrą vaizdą kriptovaliutų rinkos ir jūs žinosite, kas čia vyksta bei ko galite tikėtis toliau. Jūs galite mus rasti tiesiog nueidami į Telegramą paieškos laukelį, parašydami Arktika Kripto ir jūs atsidursite mūsų nemokamą Telegram grupę arba jūs rasite nuorodą šio video aprašyme. Tai šiandien mes pakalbėsime apie tai, kada mes galime to tikėtis, pasižiūrėsime, kaip Bitcoinas atrodo lokaliai, nes Bitcoinas dabar lokaliai turėjo augimą, mes pasižiūrėsime, dėl ko jis buvo, ar mes turim kažkokių trendų silpnumą, ar mes vis dėlto galime tęsti šitą augimą ir pasiekti bent jau 70 000. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei parašyti jūsų mintys komentariam. Štai čia aš esu VEX kriptovaliutų birža ir iškart noriu atkreipti jūsų dėmesį į štai šitus mano esančius limit orderius. Tai štai čia aš turiu keletą limit orderių ir tokiu būdu bandysiu, kai mes turėsime korekciją, tai ir dar vieną kritimo bangą, pagauti dugną, gauti kuo geresnį entry tašką ir užsimti kuo geresnę long poziciją, kad ateityje pagauti štai šitą atšokimą, pagauti štai šitą Bitcoino dugną bei turėti gerą poziciją ir pasižiūrėsiu, kiek ją laikysiu, pasižiūrėsiu pagal rinką, bet turėtų štai čia šitą strategiją pasiteisinti, čia yra DCA strategija, tai reiškia, kad aš tiesiog dalim renku savo poziciją ir kiekvienas kritimas man nėra baisus, o aš tiesiog pasipildau savo poziciją ir ją didinu, kad ateityje gauti kuo didesnį pelną. Šiandienos grafiką noriu pradėti nuo naftos, tai mes matome, kad prieš tai mes turėjome štai šitą visą augimą, štai čia mes palikome gapą ir aš esu minėjęs, kad mes štai čia formuojame štai tokį kainos spaudimą ir esant pramušimui tiek į viršų, tiek į apačią mūsų laukia tolimesnis impulsas, nes štai šitas kainos spaudimas turi vienodą tikimybę tiek pramušti į viršų, tiek į apačią ir mes matome, kad buvo pramušimas štai čia, tai yra mes pramušime apatinę trendo liniją, štai čia dar kartą patvirtiname, kad čia tikrai yra pasipriešinimas, na ir mūsų scenarius puikiai atidirbo ir mes uždarėme sėkmingai štai šitą gapą. Tai kaip ir su nafta yra viskas gerai, mes gavome kritimą, dabar pas mus infliacija yra šiek tiek mažesnė ir štai čia mes turime dar vieną nedidelį gapą, kurį mes aišku turėtume uždaryti, na ir čia galime turėti kažkokį šoninį judėjimą. Trumpai tariant, štai čia mes turime pakankamai geras naujienos, kas liečia kriptovaliutų rinką, nes nafta grįžo ten, kur ir buvo prieš tai, tik aišku kol kas matome, kad degalinėse kainos nespėja eiti pagal štai šitą grafiką ir turime dar padidintas kainas. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką ir mes matome, kad yra trys labai panašus scenarijai, tai yra štai čia pirmas, štai čia antras ir mūsų dabartinis scenarius, tai yra štai čia mes turime pasipriešimo zonas ir labai gerai mes surinkome likvidumą tiek čia ir gavome štai tokią korekciją, kurios mes ir tikėjomės. Dabar jeigu mes pasižiūrėsime, tai Bitcoinas lokaliai parodė nedidelį augimą ir mes matome, kad Bitcoinas davė atšokimą maždaug apie 10%. Na ir klausimas, ar šitas augimas gali tęstis toliau ar ne, tai mes galime iškart štai tokią nusibrėžti trendo liniją. Na ir štai čia iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad yra pas mus pramušimas ir mes bandome keisti trendą. Taip pat štai šitą trendo liniją mes galime nusibrėžti šiek tiek kitaip, tai mes galime maždaug štai tokiu būdu nusibrėžti mūsų trendo liniją ir mes matome, kad pramušimas dar įvyko ne iki galo, mes trinamės prie šitos trendo linijos, galime nusibrėžti ir štai taip, tai mes matysime, kad dar vis mes nesame pramušę mūsų lokalios trendo linijos, o tai reiškia, kad mes vis dar nesame pakeitę mūsų trendą, nes kol kas mes turime štai šitą bangą ir turime lygiai tokias pat bangas iš apačios, tai reiškia, mes judame štai tokiam kanale ir šitas kanalas vadinasi Falling Wedges ir mes jau apie jį su jumis kalbėjome. Toliau mes turime štai tokį grafiką ir čia mes turime Japonijos jeną ir mes matome, kad jinai parodė štai tokį pakankamai gerą impulsą ir būtent dėl šitos priežasties Bitcoinas ir visa kriptovaliutų rinka parodė lokalų atšokimą. Tai trumpai tariant, ką tai reiškia, tai mes matome, kad čia yra jo silpnumas ir tai reiškia, kad pinigai yra šiek tiek pigesni, tai yra žmonės gali pasimti kažkokius kreditus ar panašiai ir yra daugiau likvidumo rinko, tai yra čia yra geras ženklas Bitcoinų ir visiems altcoinams, jeigu mes turime štai čia kritimą, tai reiškia pas mus ateina daugiau likvidumo į kriptovaliutų rinką, ypač į Bitcoiną, į firmą ir mes matome jų augimus. Jeigu mes pamatysime, kad štai šitam grafike formuosime štai tokias mažinčias bangas, tai reiškia, kad ir Bitcoinas turėtų eiti aukščiau, nes mes turime pigesnius pinigus ir
tokiu būdu pas mus yra tiesiog daugiau likvidumo ir tai yra palanku kriptovaliutų rinkai. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką ir štai čia mes pakalbėsime, į kokias zonas ir į kokius levelius verta atkreipti dėmesį ir kada mes galime sakyti, kad trendas pasikeitė ir galime tikėtis tolimesnio augimo. Tai iškart mes galime nueiti į mažesnį time frame grafiką ir štai čia mes matome, kad turime pakankamai daug įvairiausių levelių ir iškart noriu pabrėžti, kad pas mus pati pagrindinė pasipriešinimo zona yra štai šita, nes jeigu mes ją pramušime, tai reiškia mes pakeitėme trendą ir mes galime tikėtis, kad Bitcoinas nueis link 67 tūkstančių dolerių ir gausime štai šito pasipriešinimo levelio retestų ir jeigu grįžime į vienos dienos time frame grafiką, tai mes matome, kad štai čia pas mus yra mūsų modulis, kuris vadinasi Falling Wedges ir pagal štai šitą modulį mūsų tikslas yra maždaug štai šitas pasipriešinimo levelis, kuris yra ties 70 tūkstančių dolerių. Mes dabar matome, kad štai čia pas mus yra pirmoji banga, štai čia pas mus yra antroji banga ir mes turime štai čia dar dvi mažas bangas. Yra pirmoji mūsų banga štai čia ir dabar formuojame mūsų antrą bangą ir jeigu mums nepavyksta pramušti dabartinio pasipriešinimo levelio, reiškia, kad mes suformuosime štai šitoje vietoje dar vieną mažėjančią bangą ir mes grįžime prie mūsų kritinės ribos, kuri yra ties 60 tūkstančių dolerių ir jinai yra tai čia. Tai yra mes dabar turime stebėti būtent iš tai šitą levelį ir stebėti, ar mums pavyks jį pramušti ir nueiti šiek tiek aukščiau nei yra pas mus prieš tai esanti banga ir jeigu mes gausime daugmaž štai tokį judėjimą, tai yra mes pratestuosime pasipriešinimo zoną, kuri yra maždaug ties 65 tūkstančių dolerių, šiek tiek aukščiau, tada mes galime gauti kažkokį rejectą, grįžti prie mūsų levelio, kuris veiks dabar kaip veidrodinis ir bus nebe pasipriešinimo levelis kaip dabar, o bus palaikymo, gausime atšokimą ir tik tokiu būdu mes galime eiti toliau. Bet yra vienas niuansas, mes turime štai šito viso trendo silpnumą ir tuoj aš jums jį parodysiu. Prieš tęsiant šitą video toliau noriu priminti apie dvi geriausias kriptovaliutų biržas ir jeigu jūs dar neturite čia paskyrų, aš rekomenduoju susikurti paskyras pagal mūsų registracijos nuorodas, kurias rasite šio video aprašymą, arba jūs galite tiesiog pasitikrinti, ar yra įrašytas referral code žodis Artikaniu, tai čia yra Bitunix kriptovaliutų birža, o jeigu kalbam apie VEX, tai jūs turite pasitikrinti, ar yra įrašytas referral code žodis Arktika. Kai jūs užsiregistruosite pagal mūsų duotas nuorodas, tai jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų, tai kas liečia Bitunixą, tai jūs gausite 10% cashbacko komisinių mokesčių, tai reiškia, jeigu jūs suprekiaujate komisinių mokesčių ant 1000 dolerių, tai 100 dolerių jums grįž atgal. Jeigu kalbant apie VEX, tai jūs gausite lygiai po 24 valandų, kai atliksite registraciją VIP2 statusą nuo mūsų, o tai reiškia, kad pas jūs bus mažesni komisiniai mokesčiai ir aišku, kuo daugiau prekiausite, tuo jūs labiau pajausite, kad jūs taupote ant komisinių mokesčių ir kas liečia VEX, tai ten yra labai dažnai paleidžiami nauji eventai, tai aš tiesiog rekomenduoju kas savaitę pasitikrinti ir jūs galite juose dalyvauti ir tiesiog toliau prekiauti bei pasimti dar papildomų bonusų. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme, o jeigu kils kažkokių klausimų, tai drąsiai galite kreiptis pas mūsų administratorių. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką ir aš noriu pakalbėti apie štai šitą viso augimo silpnumą. Tai mes matome, kad štai čia yra bangos mažėjančios, o pagal indikatorių mes matome visiškai priešingą vaizdą ir tai pas mus sudaro mūsų vadiname hidden divergence, o tai reiškia, kad yra trendo silpnumas ir jeigu mums dabar nepavyksta pramušti štai šitos trendo linijos ir tai aišku mums reikštų, kad mes pakeitėme trendą, nes mes suformavome naują didėjančią bangą ir jinai yra šiek tiek aukščiau už prieš tai esančią ir tai yra mūsų trendo pasikeitimas, tai reiškia šitas divergence'as yra neaktualus ir mes galime jo nežiūrėti. Bet aš sakyčiau, kad kol kas mes turime pakankamai silpną rinką, mes turime labai mažas apimtis ir jeigu mums nepavyksta pramušti štai šitos trendo linijos, mes gauname štai čia dar vieną mažėjančią bangą ir mes keliausime tada link 60 tūkstančių dolerių ir bandysime dar kartą pratestuoti mūsų kritinę ribą ir štai čia aišku kritimas gali sustoti, bet jeigu mes turėsime visai nedidelį atšokimą, tai yra jis bus silpnas ir mes matysime, kad kaina grįžta atgal, reiškia mes bandysime suformuoti naują Bitcoino dugną ir kas liečia spot pozicijų, tai aš noriu dar kartą jums priminti, kad jūs turite turėti savo planą, turite turėti watchlistą ir jau greitų metų mes pamatysime, kad Bitcoinas pasieks savo dugną ir mes jau turime ženklus, kad yra trendo silpnumas, dar aš jums parodysiu tai grafike, tai tiesiog jūs jau turite turėti planą, kad vėliau negauti FOMO ir nepraleisti gerų galimybių rinkoje. Taip pat trumpai noriu pakalbėti apie Bitcoino likvidumą, kur jis yra įsidėstęs grafike, tai štai čia mes matome Bitcoino grafiką
ir mes matome, kur yra jo likvidumas ir iškart galim pastebėti, kad jo visas likvidumas, tai yra pagrindinis likvidumas, yra įsidėstęs žemiau ir pirmas pas mus likvidumas yra maždaug nuo 60 tūkstančių dolerių ir tęsi iki 61,5 tūkstančių dolerių ir matome, kad dar yra likvidumo šiek tiek žemiau, tai yra maždaug ties 58 tūkstančių dolerių. Jeigu mes pasižiūrėsime lokaliai, kaip atrodo štai čia likvidumas, tai mes matome, kad dar šiek tiek mes turime likvidumo aukščiau, tai yra mes galime gauti bull trapą virš mūsų trendo linijos ir būtent ten mes galime skirti vieną bandymą pasimti short poziciją ir aišku užsidirbti, jeigu štai šitas mūsų hidden divergence suveiks, trendo silpnumas suveiks ir gausime dar vieną mažėjančią bangą, tai jūs galite tiesiog skirti vieną bandymą ir galite pasimti štai šitą kainos judėjimą, tai yra galime pabandyti pagauti kritimą, nes mes matome, kad štai čia pakankamai daug likvidumo yra apačioje, mes turime taip pat trendo silpnumą ir aišku, jeigu jis pasiteisins, tai bent jau link 60 tūkstančių dolerių nueisime tikrai, o ten jau turėsime stebėti, kokia bus reakcija nuo mūsų kritinės ribos. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką ir štai šitam grafike mes matome, kada buvo Bitcoino ciklo dugnas ir štai čia mes turime indikatorių, kuris mums pasako, kad mes jau artėjame link dabartinio mūsų dugno ir tai yra dar vienas ženklas, kad mes jau turime silpnumų, tai yra mes turime būtent šio trendo silpnumą, o trendas pas mus dabar savaitinėme grafike yra mažėjantis ir mes jau formuojame jo silpnumą ir tai reiškia, kad mes jau po biškį keliausime į bull marketą, aišku dabar yra atostogų metas, vasara, tai kol kas volatilumas yra mažesnis, bei jūs turite laiko pasiruošti ateinančiam bull marketui. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką, tai aš jį esu jau kažkada rodęs, bet dabar noriu dar kartą jį parodyti ir priminti, kad mes turime labai du panašius ciklus, tai yra štai čia ciklas ir dabartinis ciklas ir mes matome, kad bear marketas tęsi maždaug apie 364 dienas ir mes matome, kad dar kažkiek laiko rezervas pas mus yra, bet jis jau artėja į pabaigą ir aš sakyčiau, kad mes galime dar pratestuoti štai šitą palaikymo zoną, bet tikrai mes galime jau maždaug štai šitą zoną sulaukti dugno, tai gali būti kažkoks ir greitas spaikas, kaip matome štai čia, galime šiek tiek čia ir pasikonsoliduoti, bet taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad štai čia pas mus yra psichologinė riba ties 50 tūkstančių dolerių ir tai dar pastiprina mūsų šios zonos viršutinę ribą, nes būtent štai čia mes turime gauti bent jau kažkokią reakciją ir jeigu Bitcoinas nueis iki šitos ribos, tai bet kokiu atveju aš sakyčiau, kad galim pabandyti pagauti atšokimą, bent jau lokalų, čia turėtų būti jis labai gražus ir turėtume gauti labai greitą atšokimą ir tuo pat metu pelną. Taip pat noriu pasidalinti mūsų praeito mėnesio statistiką iš mūsų uždaros bendruomenės, tai jūs matote, kiek buvo atliktų sandorių, kiek procentų kainos judėjimų mums pavyko pagauti, tai tikrai kol yra vasara, čia yra labai geras rezultatas, nes bet kokiu atveju mes galime prekiauti bet kada, tiesiog reikia nusistatyti atitinkamus lūkesčius, nueiti į mažesnius time frame'us ir gauti tik lokalius setupus. Tai visų tikrai laukiame ir jeigu norite susipažinti plačiau su mūsų statistika, visas nuorodas rasite šio video aprašyme ir taip pat galite parašyti mūsų administratoriui, jeigu norite užduoti klausimų. Toliau mes turime štai tokį Bitcoino grafiką, jūs jau esate jį matę, bet labai trumpai noriu jums priminti apie divergence, tai mes matėme, kad praeitame cikle, tai yra kai buvo bear marketas, pas mus buvo mažėjantis trendas, lygiai taip pat, ką mes turime ir dabar, matome, kad štai čia yra tokia laiptelių struktūra ir mes turime mažėjantį trendą ir štai čia mes suformavome divergence, tai buvo trendo silpnumas ir būtent dabar mes darome lygiai tą patį, tai yra laiko klausimas, kada šitas divergences pasiteisins ir jis pradės veikti. Aišku, mes dar turime šiek tiek laiko, turime dar štai tokius palaikymus, tai turime palaikymą levelį ties 50 tūkstančių dolerių ir turime palaikymo zoną, kuri prasideda nuo 54,5 tūkstančių dolerių ir tęsi iki 59 tūkstančių dolerių ir kol kas mes matome, kad jinai veikia. Na ir pabaigai noriu parodyti dar vieną Bitcoino grafiką, kad štai čia mes turime falling wedge modulį, kuriame kol kas mes ir judame ir mes negalime išeiti iš šio modulio viršutinės ribos. Jeigu mums pavyks išeiti iš šito modulio, tai mes turime atkreipti dėmesį iš tai šitą pasipriešinimo levelį, kuris yra ties 66 tūkstančių dolerių ir atkreipti dėmesį iš tai šitą pasipriešinimo zoną, kuri dabar veikia pakankamai stipriai, nes jinai prieš tai buvo kaip palaikymo zona, dabar yra veidrodinė ir jeigu mes gausime štai čia rejectą, grįšime atgal į kanalą, tai mes pasieksime jo apatinę ribą, o tai yra maždaug ties 55 tūkstančių dolerių ir būtent štai čia yra mūsų tikslas pagal bear flagą, apie kurį mes jau pakankamai daug kartų kalbėjome. Tikiuosi video gavosi naudingas,
nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus ir iki greito.